Senų pastatų renovacija ir atnaujinimas reikalauja itin kokybiško darbo, kadangi jų tarnavimo laikas yra pratęsiamas dar 10 metų. Todėl labai svarbu, kad visoms renovacijos sudedamosioms dalims būtų naudojamos tik pačios patikimiausios vieno gamintojo medžiagos. Tokiu principu buvo renovuojamas senas, Kauno mieste įsikūręs gamyklinis pastatas. Šiandien yra renovuojamas komercinės paskirties pastatas, kuris yra apie 2000 kvadratų. Iš pradžių buvo klijuojamas polistirenas, po to tarmuojama, naudojama visa sistema. Ir šiuo metu yra dedamas akrilinis tinkas, dekoratyvinis akrilinis tinkas. Baigiamajam galutiniam sluoksniui naudojamas akrilinis dekoratyvinis tinkas, kuris puikiai tinka tiek pastatų išoriai, tiek vidui. Šis tinkas sudaro tvirtą ir elastingą išorinį sluoksnį, kuris yra ypatingai atsparus atmosferos bei biologiniams poveikiams, kadangi produkte yra panaudotas biocidinis apvalkalas. Jame yra biocidas, kuris padeda apsisaugoti nuo biologinių veiksnių. Jisai yra pačiame tinke, jisai yra uždarytas kapsulėse, kada biologiniai veiksniai limpa prie pačio tinklo, jisai išsiskiria ir sunaikina tos kenkėjus. Akrilinio dekoratyvinio tinko dengimo procesas nėra labai sudėtingas, tačiau reikalaujantis ypatingo kruopštumo. Mat tai gali nulemti jo tarnavimo laiką. Visam dengimo procesui reikalingi vos keli įrankiai ir pora darbuotojų. Jisai pirmiausiai yra užtepamas mentele, po to yra trinama, kad jisai pasidarytų lygų ir gautų tam tikrą raštą. Jisai turi išdžiūti, tai galima sakyti, reikėtų, kad praeitų 12 valandų, jisai pilnai išdžiūtų ir kad jau nenuplautų lietus. Visai sistemai suteikia 5 metų garantiją, tai yra nuo nublukimo spalvos ir nuo lupimosi. Akrilinį dekoratyvinį tinką naudoti apdailai yra patogu ir dėl to, jog jam galima pritaikyti bet kokį atspalvį. Kiekvienas užsakovas iš plačios paletės gali pagal savo norus pasirinkti spalvą ar netgi kelis jų variantus. Jo yra 150 atspalvių. Galima pagaminti tokį, kokio pageidauja užsakovas. Šiame pastate yra panaudotos 2 spalvos, pačio kliento pageidavimų panaudotos yra 2 spalvos. Kitoje laidoje pratęsime pasakojimą apie kokybiškus bei ilgaamžius dekoratyvinius tinkus.